normaliai, nes mes ten niekada normaliai nekalbam, mes kalbame tai, ką mes galvojam, mes kalbame tai, ką mes norime, tai, ką kalba kiti ir mes žinom, kaip yra iš tikrųjų. Nes jūs to nežinot, jūs tik skaitote, ką rašo spauda, o spauda rašo tai, ką jinai nori, o mes kalbam, kaip yra iš tikrųjų. Tai va, Laurai, perduodu to žodį. Būtent dėl to niekas to podcast'o ir nežiūri. Gerai, o svarbiausia, kad, žinot, Martynas kalba apie žmonės, bet šį kartą turime išskirtinį atvejį ir mes kalbėsim apie organizaciją. Pirmą apdovanojimą gauna organizacija, tai ne vienas žmogus. Šita, galima sakyti, įmonė įsikūrė 1956 metais ir veikia iki pat 1991 metų. Jos dėka atsirado beveik visa muzika šito laikotarpio, kuri ir buvo įrašyta. Aš labai kviečiu pasižiūrėti dabar į ekraną ir paskui pristatysiu, kas ateis pasiimti. Man patikdavo, kai aš paskambinu, atsilieka klausau. Labą dieną, kalba Vilniaus plokštelės studija. Apsiverksiu. Kas yra Vilniaus plokštelės studija? Epocha. Mes prisilietėm prie vertybių didelių. Ir visi labai norėdavo ateiti į studiją. Ateina, žinai, koks įstradininkas, tai su džinsu, čia kas čia visi pasiraitoja, čia dainuoja, tik kad dainuotų. Ir plokštelė ta buvo įpūsta tokios dvasios, apie kokią aš nemoku pasakyti jums. Antis, labą dieną, Antis. Foje, pavyzdžiui, irgi įrašinėjom vėlai vakare, dar Andrius Mamontovas dar mokėsi Kernagio žvilgsnis nuo kalnų. Kiekviena plokštelė yra nuo kiekvieno širdies dūšis, nes visą laiką galvoju, kad tik įrašytum, kad tik pasisektų. Dabar studijos nebėra. Plokštelės tai buvo praeitas amžius ir kada aš dirbau studijoje, aš labai didžiuojuosi.